Sveiki, nusprendžiau dar vieną filmą padaryti apie vandenį, nes ne viską pavyko pasakyti. Tiesiog, taip darosi, kad yra jėgos, kurios nenori, kad žmonės tai žinotų, nenori, nėra patogu, nėra naudinga, kad jūs greičiau pasveiktumėt arba ilgiau išsilaikytumėt savo gyvybinę energiją, gyvybingumą, kuris priklauso daugumoje atveju ir nuo vandens, kas papuola mūsų vidų, tai kokia kokybė yra, taip mes ir jaučiamės. Tai papasakosiu dar tai, ką pamiršau pasakyti pirmoje filme apie šaltinį vandenį, kurį aš karts nuo karto prisipilau, šiaip kitokio ir negeriu dabar, pagal galimybės. Tai buvo toks atvejis, kada aš žiemą nuvažiavau prie šaltinio, čia buvo kaip tik toksai gerai žinomas Aukštaitijoje, gal žmonėm, kurie prie Ignalinos netoli gyvena, Ignalinos miško šaltinis, netoli miesto, miške. Ir užtikau žmogelį, pylėsi ten į kanistrus vandenį, nemažai ten vietinis, matyt kažkoks tai. Ir palaukiau, kol jis nueis ir pasakiau, atsitupiau aš prie bėgančio vandens, kad įsipilti savo taros. Ir žiūriu, balutė, kuri buvo prie pat išbėgimo vamzdžio, balutė spalvotas plėmas, kaip būna nuo tepalo arba nuo benzino, kada patenka į vandenį benzinas arba tepalas. Ir taip galvoju, man pasirodė, ar kaip, ir žiūriu ir taip ir taip. Ir aš matau, kad sunkėsi tas spalvotas plėmas, ne tai, kad jis atsitiktinai išlašintas yra, kaip čia pasakyti, toje vietoje, kur galbūt kanistra gal plautasi, aš taip pagalvojau, o jisai bėgo ir iš krano, iš vamzdžio. O, kad jums paaiškint, čia yra šaltinio toks rezervuaras dangtis, jisai rakinamas su spina, po to leidžiasi žemyn vamzdis ir išbėga žemyn, toje vietoje žemiau, tas vamzdis jau, kur mes galim piltis. Tai iš karto tokia mintis, kažkas tai pripylė daug ar mažai, kažkiek tai ar tepalo arba benzino per viršų per dangtį, toks kaip šulinys padarytas, ir šiek tiek žemiau vamzdis ir mes pilamės tą vandenį. Ir tai iš karto galvoja mintis, kaip susiklostė, kadangi tą vandenį pilasi ten daug žmonių naudoja, tai gaunasi tas šaltinis yra konkurentas tiems, kurie pila vandenį iš po krano ir pardavinėja dideliuose tose 5 litrų tarose. Kadangi šiek tiek jau ištreniruota vaizduotė ir pojūčiai, iš karto vaizdas 2 vyrai, automobilis Audi tamsus, stoja, man parodo, galima taip sakyti. Ir tie, kurie nesuinteresuoti, kad tas šaltinis būtų čia šitam mieste, toje vietoje. Kadangi tenai yra parduotuvės didelės visos tos prekybinės centrai skiriaus Rimi, Norfa, Maxima ir Iki, tai ir dar kelios kitos maisto parduotuvės, jos visos pardavinėja šitą vandenį, pilstomą, sakysim, iš po krano, kadangi jos ne iš šaltinio, nes šaltinio vanduo nekalkėja arbatiniuose. Ir savame tas šaltinio vanduo gaunasi kaip konkurentas. Tai čia pačiu geriausiu atveju. O kitu atveju nuo to vandens galima iš tikrųjų pasveikti, netgi sergant kažkokiam sunkiam ligom, tik tai esmė, kaip aš minėjau pirmame filme, tas vanduo turi būti piltas į stiklinį indą, bent jau tokį. Čia yra, daleiskim, maksimum nupirku sulčių, kažkokį tai išgeriu, skalauju ir labai puikiai dera, pats geriausias variantas, įvilkus dar kažkokį tai silikoninį dėklą, galima tiesiog turėti šaldytuve, kas nuo karto paviršnoti. Dienos norma, labai puikus atvejis. Ir kada geriat tokį vandenį, kada jisai nelaikomas ten mėnesiais, nedžiovinamas kanistruose, kažkur tai ar stiklainiuose kažkur, o galit kiekvieną dieną ar dieną netgi 3 kartus prieiti prie šaltinio, čia yra pats idealiausias atvejis, ir gerti tokį vandenį, ir gerti tiek, kol iš jūsų išeis skystis ne gelsvas, o baltas. Kai baltas reiškia jau yra
vandens jau viršijama, sakysim, kaip norma ir daugiau viršinti jau nereikia. Tai šiek tiek reikėtų sumažinti, kad iš jūsų išeinantis skystis, kada jūs einate į tualetą, tuštintis būtų vos gelsvas lengvai. Tamsiai gelsvas, oranžinis, raudonas rodo irgi nepakankamumą skysčio ir galbūt netvarko inkstus arba kepenis. O kada lengvai gelsvas, tai pagal tai jūs galite žiūrėti, ar jums vandens pakanka ar ne. Jeigu jisai baltas, tai reiškia šiek tiek per daug, reikėtų šiek tiek pamažinti. Na, aišku, ten visokie fiziniai pratimai, prakitavimai, taip toliau plovimasi. Tai čia pirmiausia. Tai štai kaip su vandeniu. Ir, paskiau dar, aišku, kažkokie fiziniai pratimai, krūviai padeda atsigauti žmogui. Ir dar labai svarbus dalykas prisotinti savo ląsteles deguonimi. Dėl deguonies trūkumo kraujyje, ląstelėse gali pablogėti regėjimas, gali pablogėti klausa. Nors jūs kaip ir galų nerasit, ta prasme, net neįtartumėt, net nepagalvotumėt, kaip tai gali būti. Na ir drėgmė. Drėgmės pakankamai turi būti mūsų organizme ir tada, jeigu vyresnio amžiaus žmonės, savo veide pamatys, kad nyksta raukšlės ir veidas tarsi nusidažo su normaliom spalvom, jisai kaip buvo baltas, pavyzdžiui, būna išdžiūvę veidai, oda sausa, o čia susidarkina pas organizmas. Jis vandens pasiema, ką jis geria, jis vandens pasiema tiek, kiek jam reikia, o visa kita tarnauja tam, kad išneštų iš jūsų šlakus visus tos nešvarumus, kas yra jau atidirbta, kas yra nereikalinga organizmui ir turi būti kuo greičiau išnešta, neusistovėti. Tai tokia istorija gavosi apie vandenį. Ir tą dalyką aš jums pamiršau pasakyti praeitame filme. O dabar tiesiog stebiu, kaip toliau viskas vyksta. Po to laiko kartas nuo karto dar užvažiuodavau tenai, kadangi netoli nuo kelio Ignalina Zarasai ir Zarasai Vilnius, negalima taip sakyti, trasa. Tai kitą kartą jau kaip pyliau, šito dalyko nebuvo. O va tą vandenį man dar, aš įsipyliau dar. Aš galvojau, kad jis išbėgo ir nieko nebus. O po to, aš kai atvažiavau namo, išgėrus tą vandenį, čia iš praeities dar tokia yra patirtis liūdna, kada šiek tiek benzino per šlangą trauki, tai atsirūksti benzino. Tai būna, vyrai žino, čia vairuotojai. Kūros, kvapas išeina. O čia to nebuvo, bet kvapėjo pati tara, tas indas plasmasinis 5 litrų, į kurias piliau, jie turėjo tą kvapą. Toks nestiprus, bet buvo. Ir būtent tas spalva. Ir kada virinau tą vandenį, aš norėjau pažiūrėti, kas ten bus, virinau, darėsi tokias plevelės keistos. Ir pas vanduo toksai padarė kažkokį tai, sakysim, kaip apnašas kažkokia, tai kaip viršui vandens pasidarė kažkokia keista plevelė, kažkokia sidabrinė. Tai va tokia istorija, todėl stenkitės būti atsargus, kiek įmanoma, šmikių tokių iš Š raidės ir iš rusiškai iš G ir iš P, rusiškai ir lietuviškai, tokių šmikių yra pilna mūsų gyvenime, dėja, be jų neapsieisim, jie tokie vienkartiniai, kai tampaksai ateina gyvenimą, pridaro beleko ir paskiau išnyksta amžiams. Tai jiems, kaip ir nesvarbu, iš tikrųjų, ką jie padarys, pas jos nėra smegenų, dalies smegenų nėra ir atsakomybės nėra, jausmo prieš kitus, už kitus, negalvoja, žiūri tik tai save. Gaila, bet taip yra. Tai va tokia kasdienybė, taip nutinka su vandeniu. O kaip minėjau apie tą aktyvintą, aš vėl nepasiėmiau parodyti jį gyvai, bet nuoroda puslapyje, ten yra parodytas nuotraukos ir kaip uždėti ir kaip naudoti. Tai irgi pamiršau pasakyti dar tokią detalę, kad tas vanduo, kada išvalytas po aktyvintą buvo, tai vienas atvejis buvo ryškus toksai, kada Londone žmonės negalėjo gerti iš po krano vandens ir turėjo pirkti pas bobaikas. Tai vienas iš tokių geresnių Askiai yra buteliai, 1,5, man atrodo, litro, gal litro, dideli, jisai netgi 8 pH turi.
ir jie pirkinėjo tą vandenį tokį, kad negerti tai iš po krano. O kai uždėjo aktyvintą, tai pas jos pasidarė vanduo, nustojo drumzlės būti, jisai drumzlės buvo visiškai, įsivaizduokit, pagal tai. Tiesiog kaip pilkas. Ir kai aktyvintą įsidėjo, pradėjo gerti vandenį iš po krano, jisai tiesiog neteko to nemalonaus kvapo, dingo tas kvapas ir vanduo pasidarė skaidrus. Tai prasme, tą vandenį galėjo jau pristatyti savo į arbatinuką ir daryti savo gėrimą arbatą. Šiaip, kad jeigu kada geriat tą vandenį drumzlą, jis greičiausiai fluoruotas bus, tai kurie jautresni žmonės ir pastabesni, kada atkreipia dėmesį į savo būseną, į savo sveikatą, tai gaunasi, kad toksai užeina mieguistumas, jėgų nėra, atsiranda iš kažkur tai nuovargis ir gali būti lengvas galvos skausmas. Nuo to vandenio, kurio geriat, jis gali būti netgi ir filtruotas. O dar vienas įvykis buvo su tuo aktyvintoju Maskvoje. Seniau čia dar kaip tai normalesni laikai buvo, kada galima buvo dar siųsti siuntinius ir bendrauti ir su visom šalim. Be pribojimų, tai įsiunčiau į Maskvą vienai pažįstamai tą aktyvintą. Ir jinai, kada jau gavo jį, panaudojo ir paėmė tą vandenį, gėrė ir parašė man, sako, Dieve, Robertai, sako, kad aš žinočiau, kad aš jums būčiau anksčiau sutikus. Sako, kaip aš praslydau, vienu žodžiu, apsirikau. Sakau, tai kas yra? Sako, aš nupirkau Envy firmos vandens filtrą už $900. Paėngiau ir sako, pas mane buvo tas nemalonus sieros kvapas, kiaušinio kvapas, iš po krano bėgo. Ir sako, jisai valė kažkiek tai, bet sako, kvapas ir liko, niekur nepanaikino. Sako, aš tą pintikliušką, sako, už 14 eurų jūsų paėmiau, sako, kvapas dingo, stebėtina, sako, neįtikėtina, bet, taip yra. Tai, tas dalykas man viduje paglostė ego, ta prasme, aš labai buvau patenkintas, kad toks mažas daikčiukas, jisai, kaip sakyt, vertės net neturi realiai, neįkainuojamas iš tikrųjų turtas, nes kadangi jūs niekaip kitaip negalite vandens pakeisti, prasme, nėra įrankių, nėra instrumentų realiai, iš tikrųjų, ten yra brangus kavos aparatai, kurie mikšina vandenį, tai ten $1000 dalasi, atskirų atveju. Bet ten virina sumaišų su kava, o čia jūs iš po krano gaunat energetiškai stiprų vandenį. Ir kaip minėjau, žalia giria vandenį, vienas iš geriausių tų pilsumų vandenų, kurie yra tose tarose parduotuvėse. Tai lyginant energetiškai, tai maždaug 3 stipresnis energetiškai šitas vanduo gaunasi, kada jūs su aktyvintoju darotės. Ir dar vienas dalykas, kad suprastumėt, vanduo turi savybę pasimti energiją iš šalia esančio daikto. Kas namuose turi, daleiskim, tokį daiktą senesnį iš manęs, kuris įgyja piramidę, beleką, laikot vandenį prie to įrenginio ir vanduo dar labiau pasikrauna, dar labiau turbo gaunasi. O kada veža parduotuvėse vandenį, pavyzdžiui, prekystalius, tai tą vandenį veža dėžėse su kitom prekiam. Šalia gali būti dėžės su cheminiam priemonėm skirtom tualeto, pavyzdžiui, valyti tualeto visą tą įrangą. Kadangi chemija, jinai yra sunki energija ir maždaug skleidžia apie porą metrų sunkia energetika, tai aš užtikdavau, kada žiūrėdavau, tvarkydavau energetiškai kambarius, pa žmonės būtus, peržiūrėdavau, pavyzdžiui, kodėl nemiega, ar ten kodėl vaikai vartosi kūčias ir taip toliau, čia atskira tema, bet aš taip pasakau, kad tai yra irgi svarbu. Visą laiką tualetas buvo pati sunkiausia vieta, kadangi ten yra tas nutekamasis vamzdis ir taip šmikiai projektuotojai daro taip, kad tas vamzdis nebūtų kažkur prie lauko sienos, o per vidurį kažkur namo būtų. Tada tas negatyvas iš to vamzdžio eina sklina maždaug per 2-3 metrus aplinkui. O dar jeigu pristato visokių su chemikalais butelių, ten skalbimo priemonės, valikliai visokie langams ar ten kriaukliams ir taip toliau, tai tas vanduo, kuris yra tenais šalia padėtas arba kada veža krovinius į prekes, į prekybos centrus, netgi tą vandenį normalų, tai leiskim, jeigu ten jisai bus kažkoks tai žalia giria ar ten dar kažkoks tai, jisai pasiema tą energetiką, sugeria į save ir gaunasi, kad jūs atsinešat namo kaip
į fleškę įrašytą virusą. Ir kada jis geria tą vandenį, įeina ta chemikalų vibracija į vandenį ir įeina paskui į vidų, į pasiūnus taip pat. Todėl šiek tiek irgi gali pasunkėti savijauta, gali užimti mieguistumas ir pasidaryti gerai, jūs galų net nesurasit, kodėl taip darosi. Todėl tokiu atveju stenkitės patį vandenį laikyti atokiau, geriamą ypač, atokiau nuo visų kompiuterio, ten telefoną ko toliau dėt. Na, kas sportuojate, tai iš vis apsieikite be telefono, be ausinių, pasiėmėt geriausią stiklinį buteliuką į silikoninį dėklą ir kažkur tai mažesnį, aišku, ir gurkšnojate. O šiaip tai šis nebūtina ten vaidinti didelio sportininko ir apsėti be komandų, be ausinių, be butelių, be nieko. Bėgat kiek ten reikia, daleiskim, miško tokiu, kad nelaužėt sąnarių per asfaltą. Čia iš karto paskui priekį viską, kad jūs suprastumėt. Ir padarot savo, ką reikia, grįžtat namo, gerit. O tas, žinot, žmonių pastangos ir pasiklauso patarimus, kad išgerti 1,5–2 litrus vandens, iš po krano išgeria, arba tą pirktinį iš parduotuvių išgeria. Na tai ir pasidaro taip, kaip aš jums pasakau. Būtent vanduojasi, gaunasi kaip USB atmintinė, jinai pasiema tą energiją, kuri yra šalia to vandens. Na ir gaunasi, jeigu stovit alkoholio, tada įeina alkoholio vibracijos. Jeigu stovi šalia chemijos, įeina chemijos vibracija. Na ir tada gaunasi tas vanduo toksai atlieka meškos paslaugą. Todėl norėdami save išsigryninti ir išsivalyti vandens pagalba, stenkitės vandenį taip pat saugoti, belikur nedėti ir beliko su jo nedaryti. Gerti nedaug, tarsi 3–4 gurkšneliai, padedat, po kiek laiko vėl 3–4 gurkšneliai, padedat. Tada jums maždaug po 3–4 dienų pasireikš didesnis energiškumas ir kai pamatysite pratimą deguoniui padidinti jūsų ląstelėse, tada jūs gausite šiek tiek daugiau jėgos. Plus prie to dar patartina būtų pratimus daryti šiek tiek nepilnus pritūpimus, kurie įkrauna iš ryto žmogų, išjudina limfą visą ir įvaro tokią kaip dinaminę ritmiką, tokią padaro visą dieną žmogui, kada jis gali ilgesnį laiką dirbti be nuovargio, be kažkokių pasisidėjimų, poilsių ir kavos gerimų. Tai jeigu išeina, aš manau visiems tai nėra kliūčių tai padaryti, nesvarbu, jūs turit vaikus, neturit. Jeigu jūs turit kojas, jūs galite sportuoti ir šiek tiek padėti organizmui išsivalyti nuo šlako, nuo visų toksinų, kurie patenka mumis iš oro, per maistą, net per tą patį vandenį. O vandenį, arbatas, ten kavas, kitokius gėrimus, na, jeigu jūs geriat, jie šiek tiek rūgština organizmą, tai tada gerkit tokį, kad jisai jums nekaitintų, neplikintų šorinių lūpų. Ir kada vaikams duoda, mažiems, pavyzdžiui, gerti vandenį ir jie verkia, bankutę duoda, pavyzdžiui, ne, tai labai pažiūrėkit, pridėkit prie šorinių lūpų, o ne tikrinkit su burna, nes burna pripratus prie karštesnio, o išorinė lūpa parodys taip, kaip vaikui yra. Ir tada galėsite paduoti tinkamą vandenį vaikui, kad neplikėt jams skranduko, taip pat savo jūs galite irgi pakenkti, kada jūs gersite karštą arbatą arba karštą kavą. Tai taip pat kenkia kaip ir visiškai šaltas ledinis vanduo, jeigu gerite daugiau. Kaip sakiau, kad jeigu norite pajausite vandens valymą, tai arba aktyvintą vandenį, paaktyvintą arba šaltinį vandenį, atvėsinkit maždaug 14–18 laipsnių ir nedidelę porciją išgerkit. Vieną stiklinytę, antrą ir pasakiau stopas. Ir valgymas irgi valgot maždaug valandą, bent jau pusvalandį po vandens gėrimo, arba po valgio maždaug kokią valandą laiko. Geriausia prieš valgį išgerti vandens, maždaug valandą nevalgyti ir po to valgyti maistą, tik tai maistą ir neužgernėti ir gerai kramtyti. Na, po savaitės jūs pajausite visiškai kitokius savo organizmo rezervus, kitokias ribas
ir jausis visiškai puikiai. Na ką, palinkėsiu Jums gero laiko tada, iki kito karto. Jeigu sugalvosiu kažkokią temą įdomesnę, įrašysiu dar vieną filmą, kad Jums užimti laisvalaikiu ir savo kažką naudingo padaryti. Tai tiek tada, sveikinu su Jumis iki kito karto. Ačiū, kad žiūrite.